oro tarpas būtinai jisai turi būti, kadangi vėdintųsi, čia yra bėda, nes tą oro tarpą kartais pamiršta, o pamiršta jį kartais dėl to, kad arba neteisingai būna projektas padarytas, arba į sceną neteisingai įvertintas, jisai būtinai turi būti. Šioje vietoje ten maždaug 3 cm daugiau, jeigu ten blokas, jeigu gelžbetonis, tai ten paprasčiau. Ir tada pasiskaičiuoja visą šitos apkrovos, kiek čia konkerių reikia. Šiuo metu vyksta projektas pavadinimu Energotrain, kurio tikslas yra suteikti žinių ir praktinių įgūdžių statybos įmonių darbininkams ir meistrams, darbų vykdytojams, statybos įmonių vadovams, kaip statyti energiškai efektyvius pastatus, kurių energinio naudingumo klasė yra A ir didesnė. Ir tuo tikslu projekte yra numatyti mokymai. Mes atvykom į Būsto modernizavimo asociacijos praktinio mokymo centrą, kuriame statybos įmonių meistrai, vadovai ir profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai supažindinami su naujausiomis statybos technologijomis, montuojant fasadus, langus ir stogus. Tarpas nuo jo šilto pusė yra tarpas tarp patos ir sienos, jeigu jis cirkuliuoja, tai visai blogai, jeigu ten tik tarpelis, tai yra šiluminimas. Mums talkina šiuose mokymuose 3 didelės įmonės, tai Eternit Baltic, Parok ir Serkas. Šių įmonių atstovai detaliai papasakojo, kaip teisingai sumontuoti fasadą, kad jis būtų energiškai efektyvus. Taip pat parodė, kaip montuoti stogą ir nurodė, kokios galimos klaidos. Šiuose mokymuose dalyvauja patys aktyviausi ir žingeidžiausi darbuotojai ir todėl mokyti juos yra vienas malonumas, nes jie atėjo savo noru, tai nėra kažkokie privalomi kursai ar privalomas sertifikavimas, tai yra neformalus mokymas ir mokome tik tai tuos, kurie nori. Mokymų dalyviai pažymėjo, kad labai svarbu praplėsti šiuos mokymus, nes dabar bus apmokyta tik tai apie 40 meistrų ir apie 100 darbininkų, o Lietuvos statybos rinkoje yra darbuotojų 10 000. Todėl jie sako, kad būtų efektyvus indėlis apmokyti kuo platesnį ratą darbininkų ir taip pat meistrų. Projekto metu yra parengtos mokymo programos, taip pat Vilniaus statybininkų rengimo centras įsirengė praktinio mokymo bazę, tai yra pastatė savo dirbtuvėse pasyvų namelį, ant kurio bus demonstruojama, kaip montuoti fasadus, kaip montuoti langus, kaip montuoti stogus. Taip pat prie programų yra parengta mokymo medžiaga skirta išmokti A ir aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatų statybų technologijas.